reta mūsų kultūroje ir apskritai kitų tautų kultūroje tokių knygų, kurios taip tiksliai nusakytų, kada jos išvydė pasaulį. Mažvydo katekizmo pirmajame puslapyje, netgi ne pirmajame puslapyje, o viršelyje, įrašyta, kad jis suguldytas Karaliaučiuje 8 dieną mėnesio sausio metų užgimimo Dievo 1547. Šiaip jau, jeigu mes žvelgtume į knygos istoriją, tai tokia knyga, kaip ją įsivaizduojame dabar, arba kaip jinai pasirodė, kokia išėjo Mažvydo katekizmas, tokio tipo knygos yra 15 amžiaus vidurio knygų seka, tolesnė raida. Nes šitaip knygas spausdinti pradėjo Vokietijoje Gutenbergas, po to iš Vokietijos paplito toks knygų spausdinimas Prancūzijoje, Anglijoje, Italijoje ir tik tai vėliau, daugiau kaip po 50 metų, ėmė sklistis, steigtis tokios spaustuvės kaimyninėse mūsų šalyse. Na ir Vilniuje mes žinom, kad buvo Pranciškaus Skorinos spaustuvė dar 16 amžiaus pradžioje, bet Skorinas spausdino nelotiniškais rašmenimis ir jo knygą mes jį vertinam kaip pirmąjį mūsų spaustuvininką, bet dėja ne pirmųjų ir apskritai nelietuviškų knygų leidėją. Kitos tautos, kaip sakau, irgi tik tai 16 amžiaus viduryje ir net antrojoje pusėje pradeda leisti knygas. Galbūt įdomu tai, kad, sakykime, latvių ir estų pirmosios knygos buvo atspausdintos Vilniuje. Kitų tautų knygos spausdintos jų šalyse, sakykime, lenkų, suomių, bet visos maždaug 16 amžiaus viduryje, net antrojoje jo pusėje. Taigi maždaug tuo laiku, kai spausdino ir Mažvydas. Bet kodėl ši knyga išsiskiria? Kodėl apie lietuvišką knygą kalbama, o apie kitas kalbama truputėlį, mažiau, tarkim. Manyčiau todėl, kad pirmiausiai istorija pagailėjo pirmos lietuviškos knygos ir jos išlikę egzemplioriai yra sveiki nuo pirmojo iki paskutiniojo puslapio. Kai tuo tarpu, tarkim, lenkų knyga turi tik tai keletą puslapių, estų pirmoji knyga vėl tik 8 puslapiai. Visos jos yra religinio turinio knygos, bet jos nebeturi savo pratarmių, nebeturi pabaigų. Ir dar vienas labai svarbus turbūt dalykas, kad jos yra tik tikybinės knygos, tik religinio turinio knygos. Tuo tarpu į Mažvydo katekizmą mes žvelgiame ir pasaulio kultūros žmonės žvelgia kaip į daug platesnę knygą. Mes žinome, kad be paties katekizmo čia yra įdėtos ir giesmės su gaidomis. Čia yra, kas labai svarbu, kelios prakalbos, iš kurių viena pirmasis lietuviškas eilėraštis eiliuotoji Mažvydo prakalba. Čia yra ir pirmasis mūsų elementorius, kad ir 2 puslapių, tačiau pateiktos mūsų raidės ir jų skaitymo būdas. Taigi šita knyga yra gerokai platesnė negu tik katekizmas. Iš kitos pusės, būtent prakalbos šitą knygą daro platesnių kultūros reiškinių dėl to, kad čia atsispindi pagrindinės to meto kultūros žmonių pozicijos. Tai yra to meto, to laikotarpio vertinimas, pažiūra į knygą ir mokslą ir kiti labai svarbus dalykai. Šitaip šita knyga tampa ir nacionalinė knyga, todėl kad be viso kito Mažvydas čia gražiai išreiškia savo požiūrį į tautą, prabildamas pačiais pirmaisiais lietuviškais knygos žodžiais. Knygelės pačios byla lietuvninkum ir žemaičium. Taigi visi šie dalykai didina knygos vertę ir daro ją svarbę net ir po tiek metų.